Rodo saloje. Dabar jeigu jūs matote, autobusai sustojame, tai reiškia mes jau šiandien be mašinos, šiandien kiti planai, šiandien važiuojame į Rodo miestą. Na, o tada pasakyk, kas vakar tau, kur buvome, kas patiko. Kas tau patiko? Noras buvo rasti šioj saloj ežerą, kadangi žinau, kad jisai yra, tai važiavome, aišku, ežeras didžiulis, tikėjomės paplaukiot, bet dėja, bet už tai pasigėrėjome vaizdais, tai tikrai labai gražu tenai aplinkui, visur bevažiuojant, kalnai. Jeigu gero nuotraukose, filmuotoje medžiagoje matysis ir matosi. Aišku, ten yra vynų kraštas, tai centrinis kalnynas, tai vienu žodžiu, kaip sakyti, be prakaito lašo galima, praktiškai be prakaito lašo pamatyti gražių vaizdų. Nu, aš ko gero, jeigu daugiau tai nieko neturiu pasakyti. Tai turiu pasakyti, ten dar aišku, irgi buvom, neatsimenu, išmokęs mintinai pavadinimus, kur laipiotų į skardžius, į uolomis. Rodo salos, ko gero, vienintelė stačiausia uola aukščiausia. Nu, ten irgi šalia jūros, vanduo mėlynas, žydras, laiveliai plaukioja. Mes tai tik aišku praėjom ten. Gaila, kad aš buvau už vairo ir neturėjom žmogaus išgerti šampano. Tai vat, aš norėčiau dar papasakoti apie, kadangi mašiną pridaviau, tai kol neužmiršau, kokie yra vairavimo ypatumai čionais. Tai tokie pagrindiniai, tai pavyzdžiui, dviguba juosta, tai nieko nereiškia, kad jos kristi negalim. Jeigu netrukdo niekas, tai gali kirsti. Stop ženklas lygiai taip pat. Sustoti nebūtina, jeigu nieko nėra. Gali važiuoti. Posūkius išvažiuojantį žiedą irgi nebūtina daryti. Ir jeigu iški žioplį pagauni, tai visi pypina. Jau tik tai jos stabtel lyšnai minutė. Pypina jau. Gal galvoja, kad užmėgai ir ką. Tai va, tokie įspūdžiai 3 dienų su automobiliu, o dabar tai būsim pėstininkai, pėsčiųjų turizmas dabar bus. Grįšim nusileisę. Na, žiūrim, kas bus. Vidury Rodo senamiesčio benzinos papildymo stotelį. Atrodo nenormalu. Čia senamiestis, o te benzino pardavinėja. Čia kaip magistro, galim sakyti, buveinė buvusio šitų riterių. Čia nuo karščio vaduojasi, ne? Nuo karščio.
tas balkonėlis labai gerai matosi. Čia šitas, o dabar išrinkom va šitokį. Ąžuolą, čia tau bus. Tu mane kvieti kažkur eit? Aš ir einu. Pavargom nuo visokių prekių, einam kitur pasižiūrėti. Ko gero apėjimas. Gynybinė siena šito greičiausia buvusi seno miesto ir eina aplink. Vale, sí que con 8 limones vale. O čia rožynas. Čia rožės krūmas toksai? Taip. Čia toks saudelis vadinamas. Žmonėms net nėra kur skalbinius pasidžiauti. Jiesiai turistų galvų. Oh, mine's red. What does that mean? Johan. Atėjom prie mečetės. Osmanų valdymo metais 1510 berods jau buvo pastatę. Žmonių begalė. Aišku, dar ne tiek, ko gero kai vasarą. Bet nemažai. Kokie parduotuvė ir laiptai. Bet kokia ramybė. Po tokios suirutės. Ramybė, medis koks. Va čia tai gera vieta rodosi. Nusprendėm šitą vietą ramioj įkalti alaus. Tokio vietoj. Čia gero. Labai įdomiai arkos atrodo. Suriša gatvę, kad nes griūtų namai, bet tikrai randamis kryžiuočių gatvėje panašu, kad čia kokia palmė aukšta. Aš matau, kad dar čia didelis galimybės jiems kažką padaryti, nes visas antras aukštas Laisvas. tušti langai. Aišku,
Labai herdų daug gražių. Matai, tas kryžiuotis už tai čia ties ta gatve ir stovi, va dabar gal jisai. Matau kažką, mane tai čia siūdina bežiūrint. Dzingulim. O kriauklių kiek yra? Be kepurės jau šeimininkė. Auka rodo paėmė. Atrakcija. Užsilipti ant griuvėsių. Malūnai. Irgi viena iš parodų įžymybių. Sakykite, ponė. Gerai suoliuką rasta, ne? Gerai suoliuką rasta. Jie siautėje. Siautėje. Paukojau šitai rodo savos dievams kepurę. Prabangė labai. Bet nieko. Bet trumpai liko, o čia elniukai. Elnės, elnienė tipo. Nu ką, pasaulio duršiai, tai gali šitaip plaukia. Rodo salos uoste jachtų. Pasileis plaukus ir nei vieno prakaito lašelį nereikia jums už gerą vaizdą įspausti. Vienas malūnas be sparnų jau nutemptas. Nu, žmonės tiek aukojasi, matai. Atvažiuoja pažiūrėti, rodo to fokuso vadinam. Rodo lotusas. Kažkada tai buvo.
Aleksandras Lekas buvo pirmasis Graikijos kariuomenės karininkas, leitenantas. O čia tai medis. Kokio didybė pas jį. Kaip stelmužės ąžuolas. Apie šitą dviejų augalų kompoziciją. Fikusai. Like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are a movie star, oh movie star, you think you are a movie star. You should belong to the jet set, fly your own privately or jet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie star, movie star. You think you are a movie star. Frozen hero, your words are zero. Your dreams have vanished into dark long ago, but you don't want to know. Movie star, you think you are a movie star, movie star.